Kauno krepšinio mėgėjų verslo lyga turi naujus čempionus. Lygos debiutantė Top Sport ekipa užlipo ant aukščiausios prizininkų pakilos. Finale 87-68 įveikusi Auto Bravo ekipa. Didžiajame finale ekipos koja kojon žengė iki pirmo kėlinio pabaigos. Tačiau antrąjį ketvirtį galingai pradėję Top Sport krepšininkai įsiveržė į priekį 34-20. Auto Bravo ekipai buvo pavykę sumažinti skirtumą iki vienženklio, tačiau prieš didžiąją pertrauką būsimi čempionai susigrąžino solidų pranašumą. Trečiajame kėlinyje varžovai vėl priartėjo, tačiau po minutės pertraukėlės Top Sport krepšininkai grįžo susikaupę ir laimėję atkarpą 14-2 vėl perėmė žaidimo kontrolę į savo rankas. Dviženklį persvarą Top Sport komanda lydėjo iki rungtynių pabaigos, kurioje simbolinius taškus pelnė ir finalinę pergalę įtvirtino Gintaro Stoniulis sūnus Ignas. Dažnai būdavo čempionatų metu tokia, turėjom gal ir silpnesnė vieta, kad pradėdavom nesusikaupę ir paskui reikėdavo vytis varžovus. Tai šiandien vis tik finalas yra vienos varžybos ir kur vainikuoja visą sezoną. Tai ta prasme nuo pat pradžių matėsi visai kitoks komandos nusiteikimas ir pavyko du kėlinius gana neblogam lygyje sužaisti ir turėti nemažą pranašumą. Trečio kėlinio pradžia kažko buvo tokia gili duobė. Varžovai ta prasme praktiškai dasivijo, bet nežinau, gal vis tik mūsų komandai dabar šių metų tikslai tokie ir buvo, kad ta prasme ir patyrė žaidėjai, ir jaunus pabandyti, meistriškumo ir šiandien jaunimas gal mažiau gavo žais, bet tas toksai derinys ir lėmė tą pergalę mūsų turbūt. Mūsų tikslas ir buvo patekti į finalą, tą įveikėm, bet finale nepavyko pasipriešinti, jų aukštaūgiam. Viskas sumetė iš jų taškų zonos. Snaiperių nelabai ten turėjo, mums šiek tiek nepasiekė, nepakrito tritaškai anksčiau. Gal šiek tiek mes žaisdavom laik su Moltinu, čia tiesiog finale davė Spaldingą, kaip mano lygos kamuolį. Gal to, nežinau. Nepasiekėm prieš aukštus žmonės, man greitai ir viskas. Ir užpuolė greitom atakom jie, ko mes net nesitikėjom, kad jie gali apėkti mus. Bronzos medaliais pasipuošė sporto zona MG krepšininkai. Paskutinėmis rungtynių akimirkomis pranokė Kauno Vandenis Oninen ekipą 84-80. Nežinau, iš pradžių gal truputį vyrai buvo susikaustę, keletą atakų laisvi nepataikėm, varžovai pradėjo susikaupę, to pasiekmei. Teko im greitą minutės pertraukėlę, nes rezultatas 11-1 nieko gero nežadėjo. Nuraminau komandą, pasakiau, kad reikia žaisti savo žaidimą, nežiūrėti švieslentį ir po truputį stabilizavom padėtį realiai. Pradėjom dengtis aikštę, varžovai gal šiek tiek sutriko, pradėjome mes savo metimus, išlyginom rezultatą, jau tada jau vyko taškas į tašką ir gale rungtynių realiai nulėmė, kad mes pataikėm kelis sunkius metimus, jie nepataikė, plus prisidėjo tai, kad šiandien gerai pataikėm baudas gale ir jų baudus nepasiteisino ir tai davė rezultatą. Po finalinių rungtynių buvo apdovanoti ne tik čempionato prizininkai, bet ir naudingiausi, rezultatyviausi bei taikliausi žaidėjai.